įvairios ir gali būti va toksai dėliojant irgi toks suvokimas atėjo, kad būna, sakykime, čia labai nedidelis plotas, bet pavyzdžiui būna va tokias dėliojasi viena spalva ar ne ir gali protas sužaisti, kad kaip nuobodu, vienos spalvos, ne, sakykime, pasiemu, dėlioju, kažkaip norisi įvairovės, kaip ir santykiuose, norisi įvairovės, norisi naujovių, nes ta rutina per daug užstrigina, per daug atsibodo vienas kitam, per daug taip pat, per daug per nuobodu, nirzgėjimas, viskas. Tačiau, kai supranti, kad koks skirtumas, kokia spalva vadėlioti, ar tamsiai mėlyna, ar čia violetinė, ar kitokiom spalvom, tu vis tiek tą plotą reikės užpildyti. Ar dėti karoliuką vieną spalvą paėmus ir dėlioti, ar tas plotas bus, sakykime, iš kokių 5 spalvų. Vis tiek karoliukų skaičių tai toks pat, vis tiek rezultate žiūrimi tą bendrą vaizdą. Ne į tą fokusuotą tokį, ką noriu, tą matau, o matau tik tai, ką noriu, tik tai nepripažįstu savo, kad užsiprašiau, bet matau atsitraukęs bendrą vaizdą visokiom spalvom, visokių momentų ir visokias priemu. Ir čia ne apie kitą eina kalba, kad kitas kažkoks, tai eina kalba apie programas, įsitikinimus ir pastrigimus. Ir kiek aš atpažįstu, kiek aš priemu ir duodu vietos tai programai būti